kaip turėtų vykti pagarbus bendravimas prie vakarienės stalo. Aš ką čia girdžiu, moteris, ne mama, iš aukos pusės jau. Jinai aukos vietą turi šeimoje, nes va čia iš to, nežinau, kada įsiterpti, nejauku ir susierzinimas kyla. Susierzinimas kyla būtent iš tos aukos pozicijos, nes jinai nenori tokiai pozicijoje būti. Turbūt, kad jeigu imti adekvačiai, visi nori tos iš tikrųjų draugystės, pagarbos, viens kito klausimosi ir dialogo tokio, kad tai tas vyktų dialogas. Bet kadangi pas jūs va šitoje konkrečioje šeimoje šito nebuvo diegiama iš anksčiau, tai dabar jau yra, kas yra. Paprastai būna žmonės, jie neskiria tinkamo dėmesio aplamai šeimos santykiam, tų santykių kūrimui, nes mes daugiau gyvenam ir vat mes užaugom tokiuose šeimose, kur daugiausiai dėmesio buvo skiriama išgyvenimui. Nu, ta prasme, fiziniam poreikiai. Apie psichologinius poreikius nebuvo kalbama ir nebuvo galvojama iš vis. Tai, nu, vat mes tada paskui ir turim tokius kaip žvėriukus, supranta, žmonės nemoka kalbėtis.